gyvenvietės vadinamos 5 kalvelių teritorijoje. Labai įdomi šitos gyvenvietės nustatymo istorija. Galima net vadinti tam tikrų kaip ir detektyvų. Pirmą kartą ši teritorija buvo paminėta dar XIX amžiaus pirmoje pusėje, kada žvejybos inspektorius Berbomas atvykęs į Nidą jis išgirdo, kad šalia netoli Nidos yra 3 didžiuliai kapinynai. Pagal radinius jis nusprendė, kad tai buvo kapinynas. Praėjus 40 metų Kuršių nerija labai susidomėjo archeologai, karaliaučiaus archeologai, ir tuo metu buvo atsiųstas studentas Šiferdekeris, kuris čia susipažino su Zantneriu. Zantneris dirbo kaip kopų prižiūrėtojas ir buvo aistringas, jo hobi buvo archeologija. Šiferdekeris surinko nemažai puodų šūkių, rado ir akmeninių kirvukų ir ši teritorija buvo pažymėta, kad tai yra kapinynas, bet vėliau šitą teritoriją dar po keletos metų tyrinėjo Oto Tišleris. Radęs labai daug puodų šūkių, ornamentuotų virvelinę keramiką, jis suabejojo, ar čia galėtų būti kapinynas. Ir šitoje vietovėje taip pat pabuvojo ir žinomas mokslininkas Betzenbergeris. Jam atrodė, kad tai negalėtų būti susiję su vieta su kapinynu ir su apeigų vieta ritualinė, ir jis tai parašė, kad jeigu nežinai, tai lengviausiai tai galvoti, kad tai gali būti kokia apeiginė vieta. XIX amžiaus pačioj pabaigoj šitą vietovę aplanko Holakas, ir jis jau pažymi tas 5 kalveles ir pats dar prisimena, kad čia surinkęs labai daug gyvulių kaulų, bet jį tada jau įspėjo vietiniai žmonės, kad šita teritorija, kadangi puodų šukės labai sutrupintos buvo, daug tokių sudaužytų, kad čia šitoje vietoje daug pasidarbavo ir gyvuliai, kur buvo ganomi. Tišleris, kuris praktiškai perėjo visą Kuršių neriją, padarė tokią išvadą, kad aplamai Kuršių nerija tai yra akmens rojus archeologams. Ir Rymantienė, viena geriausių akmens amžiaus tyrinėtojų, dabar vadinama akmenų motina, kada jau nusprendė vis tik pradėti čia kasinėjimus, ji apsistojo ties tomis 5 kalvelėmis, kurios jau buvo žinomos nuo XIX amžiaus vidurio. Mes esame muziejuje ir čia yra kaip tik eksponatai iš akmens amžiaus gyvenvietės. 1974–1978 metais habilituota mokslų daktarė Rimutė Rymantienė kasinėjo Nidos akmens amžiaus gyvenvietę. Šie kasinėjimai pranoko visus jos lūkesčius, nes radiniai įrodė, kad tai buvo tankiai apgyvendintas kraštas, kad tai nebuvo dykvietė, o klestinti žemė, ir joje gyveno labai aukštos kultūros žmonės. Tai buvo vėlyvojo neolito gyvenvietė ir jie atstovavo virvelinės keramikos kultūrai. Čia gyvenę žmonės gyveno nedideliais kaimeliais, jie buvo įsikūrę prie marių. Čia dabar yra patikslinta, nes anksčiau buvo manoma, kad jie gyveno Protakoje, o patys naujausi tyrimai įrodė, kad vis tik ta gyvenvietė buvo prie pat marių, bet per šimtmečius, pučiant vėjui iš vakarų, tiesiog ta gyvenvietė atsidūrė kaip dabar vidury Kuršių nerijos. Kuo žmonės užsiėmė Kuršių nerijoje?
Na, kadangi tai buvo jau vėlyvasis neolitas, medžioklė buvo tik pagalbinis dalykas, tačiau jau tuo metu svarbiausia vis tik tai buvo gyvulininkystė. Ir jeigu kasinėjimų metu kaulų nepavyko daug rasti, nes jie sunyko, tai iš ankstesnių archeologų, vokiečių archeologų radinių, kuriems buvo pavykę surasti nemažai gyvulių kaulų, tai buvo įrodymas, kad gyvulininkystė jau buvo išsivysčiusi. Šalia gyvulininkystės klestėjo ir žemės ūkis, tai yra žemdirbystė, ir tarp mūsų eksponatų mes turime 2 kaplius iš to laikotarpio, vėlyvojo neolito laikotarpio, ir turime grūdų grūstuvėlius. Žuvų buvo pakankamai daug, todėl buvo žvejyba dar kaip papildomas maisto šaltinis. Ir labai įdomu, kad pasvarėliai, kurie būdavo tvirtinami prie tinklų, va čia mes turime jų keletą pavyzdžių, jie nieko nesiskiria nuo dabartinių. Jeigu jie nebūtų tų pasvarėlių radę kasinėjimų metu perkasuose, tai būtų pagalvoję, kad jie yra šiuolaikiniai. Jie visiškai nesiskiria, vadinasi, ta patirtis, sakykime, buvo perduodama iš kartos į kartą, ir jeigu skaičiuosim nuo 3 tūkstantmečio antrosios pusės, jie pasiekė 20 amžių. Didžiausią eksponatų dalį vis tik tai sudarė puodų šukės, ir puodų šukės jau rodo, kad tuo metu žmonės buvo pasiekę keramikos aukštą meistriškumo lygį, nes, pavyzdžiui, jie mokėjo liesinti molį pridėdami smėlio, o tai būdavo, jeigu reikėdavo daryti plonesnėmis sienelėmis indus, ir jeigu reikėdavo stipresnius, tai tada jį primaišydavo granito. Puodai buvo įvairiausios paskirties, tai buvo puodynės, plačiaangės, bet visi plokščiadugniai buvo indai. Toliau labai didelė įvairovė buvo puodynėlių, taurių, puodelių, labai plonų, grakščių. Na ir dar labai įdomus eksponatai, tai buvo dideli puodai. Ir buvo manoma, kad va štai šitas puodas, kai kurie šitie puodai buvo netgi iki 1 metro aukščio. Ir jie buvo naudojami druskos garinimui. Kada prasidėjo žemdirbystė, žmonėms jau atsirado poreikis druskai. Ir druskingose ežerėliuose būdavo pripilami šitie puodai, ir tokiu būdu būdavo gaunama druska. Na, aišku, druskingumas čia nebuvo labai didelis, bet pakankamai, kad galima būdavo tam tikrą kiekį druskos išgauti. Dar kiti 2 labai įdomus eksponatai, tai yra čia tie vadinamieji luotelio pavidalo dubenėliai. Kaip jie buvo gaminami svarbiausiai, daromi, kaip jie lipdomi. Tai čia būdavo toks būdas, jau Berbomas pirmasis tą pastebėjo, kai jis rado vieną šukę, kad liktai įspausta pėda yra. Ir aš atsimenu, kad pati Rimantienė mums tai papasako ir pademonstravo, kad paprasčiausiai būdavo, kadangi moteris buvo keramikės, tai įspausdavo kulną į vieną pusę, reiškia į kitą, ir po to sujungdavo. Tie, kurie buvo išlikę labai švarūs, tai kad būdavo baigiamasis druskos garinimo etapas. O tie, kurie buvo gerokai aprūkę, tai jie buvo naudojami kaip spinksulės, ir būdavo pridedama kiminų ir įpilama ruonio taukų. Labai svarbu yra puošybos elementai. Puodai buvo iš tikrųjų dalis buvo labai puošnus. Ir aišku, pagrindinis ornamentas tai buvo virvelė. Ornamentų tai įvairovė buvo didelė, ir matyt tai priklausė ir nuo tų žmonių, kurie dirbo. Ir archeologė Rimantienė dar kartą labai pabrėžia, kad žmonės vis tik tai labai turėjo didelę grožio pajautą tuo metu, nes matome, kad šalia virvelių čia dar yra juostelės, įrėžiai, netgi nagas buvo naudojamas įspausti. Tai čia jau nuo tų mūsų protėvių išmonės ir priklausė tų puodų puošyba.
puodų ornamentika labai daug gali pasakyti ir apie pasaulėvaizdį to meto žmonių. Ornamentikoje labai jau čia didelę reikšmę turi skaičius. Pagal tai galima spręsti, kokios buvo skaičiavimo sistemos. Tai buvo ketvirtainė ir trejetainė. Ketvirtainė tai 4 pasaulio šalis, kurios žmogui buvo labai svarbios. Ir todėl dažnai puoduose buvo stengiamasi apjuosti 4 juosteles, kurios tarsi apsaugotų jį nuo visokių grėsmių. Trejetainė sistema, tai buvo jinai įsivaizduojama kaip dangus, erdvė ir žemė. Priešpriešos, o toje erdvėje žmogus. Buvo rasta didelio puodo šukė, bet tas puodas gulėjęs truputį toliau nuo gyvenvietės pakraštyje ir tai buvo manoma, kad tai buvo aukų židinys. Toje puodų šukėje buvo pavaizduotas mažas žmogelis ir virš jo 4 juostelės virvelinio ornamento, o nuo jų statmenai krintančios juostelės. Na ir jeigu iššifravus, tai buvo manoma, kad tai yra viršuje tai dangus ir iš dangaus krenta lietaus lašai. Vėliau jis gavo labai gražų vardą, Adomėlio vardą. Įdomiausiai, kad ta figūrėlė, jinai stovėjo išskėtusi rankas ir turėjo 2 pirštus. Kitoje vietoje buvo jau rasta tik šukelė ir šitoje šukelėje jau buvo kitas pavaizduotas žmogelis toks ir šitas žmogelis jau buvo iškėlęs rankas ir jis buvo su 4 pirštais. Šita šukelė jau ir buvo pirmas rastas Lietuvoje vaizduojamojo meno kūrinys, tai yra žmogaus atvaizdas. Ji galėjo reikšti arba žmogų, dėkojantį už kažką tai, arba galėjo būti dievybė. Tai yra viena didžiausių gyvenviečių atrastų visoje pietrytinėje Baltijos pakrantėje. Ir šitos gyvenvietės tyrinėjimai ir jos rezultatai buvo labai svarbus ir išvados mokslinės buvo labai svarbios ne tik tai archeologams, geologams, etnologams ir aplamai mūsų baltų kilmės tyrinėtojams. Jeigu prisiminsim visą istoriją, tai kažkada gyvuliai trypė tą teritoriją, toliau po Antro pasaulinio karo metais netoliese buvo šaudmenų sandėlys, tai ta proskina buvo važinėjama. Gaila, kad ši teritorija, kuri yra nacionalinė vertybė, valstybės saugoma, virto vieškeliu, pravažiuojamu vieškeliu.